Pakalbėkim apie mano beefą su ChatGPT. Tai, mano vardas Greta, man yra 15. Aš nesutariu su ChatGPT ir tuo dirbtiniu intelektu. Aš jį daug kur sutinku, daug kur žinomas ir šiaip naudojamas. Bet aš jį nenaudoju ir yra keletas aspektų. Pirmiausia, dezinformacija. Gerai, yra toks dalykas su ChatGPT, kad aš buvau jį kažkada naudojus fizikoje, grupiniam darbe. Ir ten reikėjo susirasti informaciją ir ten 5 kažkokie punktai buvo, visom grupėm toje patys, tai atsakymai tokie patys visom grupėm. Mes vienintelį panaudojom ChatGPT, nes viena iš mano grupės narių nusprendė panaudoti ChatGPT. Ir paprašiau, kad paieškom informacijos. Ir aš tuo metu nebuvau prieš dirbtinį intelektą tiesiog. Mes padarėm tą visą prezentaciją. Aš tos informacijos netikrinau, aš tiesiog ją surašiau, ar kaip ten buvo, aš nepamenu. Buvau už kažką kitą atsakinga. Mes išklausom kitų žmonių, galvoju, kažkas čia negerai. Galvom, gal kitokia kitaip perfrazuotoja. Ten visiškai nesąmonė buvo. Čia gal yra tik vienas kartas, bet vis tiek aš nuo to laiko visiškai prieš. Antras aspektas – tarša. Kokia tarša yra daroma dėl to ChatGPT fabrikų. Fabrikai ten vadinasi. Patikrinkit mane, jeigu galėsit. Tarša. O aš žmogus, kuris nori padėti gamtai. Su toks žmogus, kur nori padėti labai, tai aš tiesiog esu kategoriškai prieš, aš labiau esu žmogus, kuris nori pats tyrinėti, pats atrasti atsakymus, negu tiesiog gauti atsakymus ant lėkštutės. Aš tiesiog tokia esu. Esu labiau už pačiam rastą atsakymą. Nes trečias dalykas, tai bukina visuomenę. Kaip? Nes mes net neturim tyrinėti, mes jau nebetyrinėjame, mes tiesiog gaunam visus atsakymus, tai tiesiog ant lėkštutės. Ant lėkštutės. Ir man tai nepatinka. Aš noriu, kad mes nenubuktume. Aš noriu, kad mes patys ieškotume tų atsakymų, o ne juos gautume ant lėkštutės ir tada džiaugtume juos. Nes aišku, mes nustosim domėtis. Čia jau tiesiog mūsų smalsumas gausis toks, kad mes netyrinėjame, mes tiesiog gaunam viską atsakymus. Pasimčiau kokį telefoną, noriu susižinoti PVZ kažką tokio. Aš galėčiau praleisti daug laiko ir PVZ ieškodama tos informacijos, kurios aš ieškau. Aš galiu susirasti daug kitos informacijos, kurie gal man po to bus vertinga ar, pavyzdžiui, patiks. Nes, pavyzdžiui, kai aš ieškau kažkokios specifik informacijos, aš randu informacijos, kurios aš neieškau, bet man neįsiminė ir jinai man prideda prie mano knowledge. O ten tiesiog gausiu viską apskritai. Aš tiesiog esu žmogus, kuriam patinka pačiai darytis viską, ką aš galiu. Pačiai dėti darbą. Tiesiog tokia esu. Aš tiesiog tokia esu, aš ChatGPT nekenčiu. Ir kito dirbtinio intelekto, nes maždaug tas pats. Nes aš nenoriu, kad mes buktume, aš noriu pati tobulėti, aš noriu pati atrasti atsakymus, noriu pati viską padaryti, o ne tai, kad už mane kažkoks robotas padarytų. Aš mieliau praieškočiau pro 50 šaltinių, kol rašiau tą atsakymą. Dar kartu prisikupčiau kitos informacijos, kuri gal man visai net ateityje bus vertinga, negu tiksliau susirasiu informaciją, kuri bus pateikta ant lėkštutės, aš jos neieškosiu, o ją gausiu. Ir aš ją turėsiu, bet aš nesijusiu gerai. Kodėl? Nes aš žinau, kad aš to pati nepasiekiau, už mane pasiekė. Tas yra šiaip gyvenime ir su kitkuo, bet čia kitas video, čia jau nuo temos. Aš noriu pasakyti tą, kad aš esu kategoriškai prieš ChatGPT. Taip, turiu krūvą žmonių, kurie jį naudoja. Ką padarysi? Čia jų pasirinkimas. Aš tiesiog tokia esu, kur nekenčiu, nemėgstu ChatGPT. Negaliu sakyti, kad nekenčiu. Sakau, kad aš ją nemėgstu ir aš neketinu ją naudoti, bet niekados nesakyk niekada, todėl aš nesakau, kad aš niekada ją nenaudosiu. Aš mieliau pradžiau pro šaltinių, žinot, ten susirašiau PVZ, esu labai mėgstanti ieškoti informacijos apie pingvinus. Aš galėčiau jo į ChatGPT surašyti viską, ko man reikia, man jis duos. Aš kol ieškau tos informacijos, aš atrandu daugiau dalykų, kurių aš gal net nenorėjau sužinoti, bet negalvojau, kad man jų reikia. Aš sužinojau. Tyrinėdama, aš to nežinau, geras. Tas smalsumas dingsta. Ir jeigu norisi kartais greičiau tą informaciją susirasti, nes jėgų neturiu ir toliau, bet aš už tą, kad tiesiog patys susirandam info, viskas. Tai šiandien mano mintys tokios. Ačiū labai, kad žiūrėjote.